Donaldas Trumpas grubiai sukritikavo Italijos ministrę pirmininkę Giorgią Meloni, kuria anksčiau pats žavėjosi. Trumpas tiesiai šviesiai pavadino Meloni kvailą ir bailę lyderę. Ir visa tai dėl to, kad Meloni nepalaikė Trumpo, kai šis užsipuolė popiežių ir paskelbė paveikslėlį, kuriame jis vaizduojamas kaip Jėzus Kristus gydantis žmonės. Tai jau visiškas absurdas. Panašu, kad tokie JAV prezidento išpuoliai jau įdris Europos lyderiams. Ir išvakarėse Trumpas pareiškė, kad sąjungininkai pasirengė palaikyti jo veiksmus Ormuzo sąsiauryje. Tačiau Europos pareigūnai nurodo, kad realaus pasirengimo tokiems veiksmams nėra. Ir gaunasi taip, kad europiečiai sako, mes ten nesikišime, o Trumpas sako, visi sutiko. Ir čia reikia prisiminti, kad anksčiau Trumpas juos nekartą įžeidinėjo ir teigia, kad jam jų pagalba iš esmės nereikalinga. Tačiau šiame reportaže mes susitelksime į Donaldo Trumpo kritiką Giorgiai Meloni adresu. Mano vardas Aleksėjus Pičius, aptarkime šią temą kartu. Tačiau prieš pradėdami šį reportažą paprašysiu jūsų užsiprenumeruoti kanalą ir paspausti patiktuką šiam reportažui. Parašykite bet kokį savo komentarą po šio vaizdo įrašu ir užsiprenumeruokite mano Telegram kanalą Piči News. Nuoroda į jį yra šio vaizdo įrašo aprašyme. Taigi Donaldas Trumpas sukritikavo Italijos ministrę pirmininkę Giorgią Meloni, buvusią politinę sąjungininkę, dar labiau pagilinęs nesutarimus dėl jos nepritarimo JAV karui prieš Iraną ir jo kritiką popiežiui Leonui XIV. Trumpas išvakarėse davė interviu Italijos laikraščiui Corriere della Sera ir pareiškė, cituoju, aš esu šokiruotas ją, maniau, kad ji drąsi, bet klydau. Ir štai tai kelia nerimą. Ne, nerima kelia ne tai, kad Trumpas kažką ten kritikuoja. Prie to iš esmės jau visi priprato. Dar visai neseniai Trumpas vadino Meloni nuostabia jauna moterimi, kuri su trenksmu užkariavo Europą. Trumpas užsipuola keikdamasis kiekvieną, akis nepalaiko jo žodžių ir veiksmų. Vos tik pasipiešinsite Donaldui Trumpui, iš karto sulauksite purvo lavinos iš Donaldo Trumpo lūpų. Tačiau dabartinė Trumpo ataka prieš Meloni pabrėžia jų santykių pablogėjimą po to, kai Italija atsisakė leisti Jungtinėms Amerikos valstijoms naudoti bazę Sicilijoje kariniams veiksmams Irano karo metu. O antradienį Meloni sustabdė karinį bendradarbiavimo susitarimą su Izraeliu, siekdama kažkaip atsiriboti nuo karo artimuosiuose rytuose. Ir štai, kaip sakoma, ko ir buvo galima tikėti, situacija peraugo į asmeninius išpuolius. Sekmadienį Donaldas Trumpas sukritikavo popiežių, pavadinęs jį, cituoju, silpnu kovoje su nusikalstamumu ir siaubingu. Be to, Trumpas staiga pareiškė, kad jam toks popiežius nereikalingas. Taip ir pasakė, man toks popiežius nereikalingas. Ir toliau jis pradėjo atvirai įžeidinėti pontifiką, užsimindamas, kad jį išrinko popiežiumi tik todėl, kad jis yra amerikietis. Ir visi pasaulyje taip bijojo Donaldo Trumpo, kad darė taip, kaip jis pasakys. Todėl ir paskyrė popiežiumi būtent amerikietį. Trumpas, jei netikite, užsukite į jo puslapį Truth Social ir paskaitykite. Jis sako, visi Vatikane manęs tiesiog bijojo, todėl nusprendė paskirkime Leoną XIV popiežiumi, kad jis kažkaip sutartų su Donaldu Trumpu, nes kitaip mums visiems bus blogai. O šiaip esą popiežius Leonas XIV niekada nebūtų tapęs popiežiumi. Ir štai kitą dieną Italijos premjerė Giorgia Meloni pavadino šiuos Trumpo žodžius nepriimtinais. Citata. Popiežius yra katalikų bažnyčios vadovas ir visiškai teisinga bei normalu, kad jis ragina siekti taikos. Ir smerkė bet kokią karo formą. Atrodytų visiškai nekaltas Meloni nesutikimas su Trumpo žodžiais. Be to, čia nėra jokių įžeidimų. Ji tiesiog sako, na, kažkaip neleistina taip įžeidinėti popiežiaus, nes, na, come on, jis save bažnyčios vadovas. Prie ko jis dar gali raginti? Žinoma, prie taikos ir smerks karą. Bet ne, Trumpas čia tarsi pratrūko. Ir žinote apskritai, atsiprašau už išsireiškimą, atrodo pastarosiomis dienomis jis visai nuplaukė. Kažkas negerai su juo vyksta. Ir štai interviu laikraščiui. Aš pagimdžiau serą. Trumpas kaip vaikas pareiškia, kad tai, cituoju, būtent Meloni yra nepriimtina. Žinote, tai kaip kieme. Tu kvailys? Ne, tu kvailys. Štai jis sako, Trumpo pasisakymai yra nepriimtini. Trumpas atsako, cituoju, būtent Meloni yra nepriimtina, nes jei vis tiek ar Iranas turi branduolinį ginklą, klausykite ir jį leistų Iranui sugriauti Italiją į šipulius per 2 minutes, jei tik galėtų. Kas čia per nesąmonės? Toliau citata. Meloni nenori mums padėti NATO klausimu. Ji nenori mums padėti atsikratyti branduolinio ginklo. Ji visai netokia, kokią aš ją įsivaizdavau. Ji tiesiog sako, kad Italija neturėtų į tai kištis.
Net jei Italija ten gauna savo naftą, net jei Amerika Italijai yra labai svarbi. Ji nemano, kad Italija turėtų į tai kištis. Ji mano, kad Amerika turėtų tai padaryti už ją. Nors Trumpas ir supriešina save su sąjungininkais, grasindamas pasitraukti iš NATO ir įsiveržti į Grenlandiją, jo pareiškimas gali būti naudingas Giorgiai Meloni, kad ir kaip tai beskambėtų. Paaiškinsiu kodėl. Reikalas tas, kad Italijos ministrė pirmininkė Giorgia Meloni dabar yra neįtin palankioje padėtyje po pralaimėjimo viename iš pagrindinių referendumų praėjusį mėnesį. Ir kas dar svarbiau, ji dabar susiduria su ekonomikos lėtėjimu ir sparčiai kylančiomis energijos kainomis. Meloni kaip tik ieškojo būdų atsiriboti nuo Donaldo Trumpo ir štai ši tiesioginė ofaka jai suteikia tokią galimybę. Išpoliai prieš popiežių ir ekonominis neapibrėžtumas tikriausiai kažkiek pakeitė Giorgios Meloni skaičiavimus dėl to, kiek tvirta turėtų būti sąjunga su Donaldu Trumpu. Ypač kai paaiškėjo, Trumpo palaikymas Europoje nieko nereiškia. Viktoras Orbanas, Vengrijos ministras pirmininkas, tai puikiai supranta. Atrodytų, Trumpas jį visiškai palaiko, visur pasisakė už jį, siuntė pas jį savo viceprezidentą ir tai visiškai nepadėjo. Ir Europoje, suprantate? Supranta, kad veikiau draugystė su Trumpu nėra privalumas, o toksiškas ryšys, kurio geriau atsikratyti. Laimė Italijoje nesielgia taip isteriškai kaip Trumpas. Beje, Meloni visiškai nereagavo į Trumpo išpolius. O štai Italijos užsienio reikalų ministras Antonijus Tajani pareiškė, kad Italija išlieka ištikima JAV sąjungininkė, tačiau ši vienybė turi būti grindžiama abipuse lojalumu, pagarba ir atvirumu. Toliau štai citata. Mes įpratę sakyti tai, ką galvojame, nes taip elgėsi rimti žmonės. Iki šiandienos Trumpas laikė Meloni drąsia asmenybė ir jis neklydo, nes ji niekada neatsisako savo nuomonės. O apie popiežių jį pasakė būtent tai, ką galvojame mes visi, Italijos piliečiai. Ir žinote, tam reikia talento taip meistriškai atstumti nuo savęs sąjungininkus. Meloni iš esmės palaikė Donaldą Trumpą, nors kartais ir pasisakydavo prieš jį. Pavyzdžiui, gruodį ji pareiškė, kad prieštaringa Trumpo nacionalizmo strategija. Для безопасности должна стать тревожным сигналом для Европы. Praėjusių metų rugpjūtį, kai Europos lyderiai susirinko Vašingtone skatinti taikos derybas dėl Rusijos karo prieš Ukrainą pabaigos, tada Meloni paklausė Trumpo, kodėl jis siekia padidinti muitus Europos Sąjungai. Net jei NATO sąjungininkai sutiko padidinti gynybos išlaidas iki 5% savo bendrojo vidaus produkto. Ir tada Trumpas treptelėjo koją ir išsisuko nuo atsakymo. Ir Meloni buvo neteisi. Jis sako, klausykite, būkime sąžiningi. Mes sutarėme, kad NATO rėmose skiriame 5%, kaip jūs reikalavote. Tai kodėl tada jūs didinate muitus? Kaip tai apskritai paaiškinama? Trumpas nieko neatsakė. Galiausiai Trumpas gyvena kažkokioje savo realybėje. Bloomberg šiandien rašo, kad Trumpas pareiškė apie sąjungininkų pasirengimą remti veiksmus Ormuzo sąsiauryje, tačiau Europos pareigūnai nurodo, kad realaus pasirengimo tokiems veiksmams nėra. Prancūzija ketina aptarti šį klausimą atskirame susitikime, tačiau sąjungininkai nėra pasirengę skirti išteklių tvariam ugnies nutraukimui užtikrinti. Derybos daugiausia sutelktos į diplomatinės pastangas sprendžiant konfliktą tarp JAV bei Izraelio ir Irano, o ne į karinės priemonės. Tuo pačiu net tarp Londono ir Paryžiaus nėra visiško sutarimo dėl galimos operacijos formato, įskaitant amerikiečių vaidmenį šioje operacijoje. Diplomatai teikia pirmenybę palaukti taikos derybų eigos prieš imdamiesi konkrečių sprendimų. Prancūzija pasisako už koordinavimą su Iranu ir tų šalių dalyvavimą, kurios nekelia įtampos Teheranui. Tuo tarpu kai kurie sąjungininkai mano, kad JAV buvimas yra visiškai nepageidaujamas veiksnys. Tuo pačiu metu Paryžius ir Londonas sutarė dėl UTAT mandato būtinybės, nors jo gavimą apsunkina pagrindinių valstybių poziciją. Tačiau Trumpas toliau tikina, kad ne, jūs nesuprantate, visi siekia jam padėti dėl Ormuzo sąsiaurio, bet jis kol kas svarsto, ar jam jų pagalba reikalinga, ar vis dėlto nereikalinga. Čia padarysiu daugtaškį. Savo nuomonę ir išvadas rašykite komentaruose po šiuo įrašu, prenumeruokite kanalą, paspauskite vartelį ir nepamirškite paspausti patinka. Jei norite paremti šio YouTube kanalo veiklą, šio vaizdo įrašo aprašyme taip ir parašyta – paremti Aleksėjaus Pyčio kanalą, pasirinkite jums patogiausią būdą, būsiu dėkingas už bet kokią jūsų paramą. Tai viskas, saugokite save, viso gero visiems.